Lietuva yra Europos geografinėme centre, tad atvykti iš senojo žemyno į tarptautinius susitikimus visai netoli. Lietuvos gyventojai yra išsilavinę ir kalba ne mažiau nei 2 užsienio kalbomis. Lietuvoje ypač platus vietų susitikimams ar konferencijoms pasirinkimas. Lietuvos sostinėje patogu rengti tiek didelio masto, tiek mažesnes konferencijas. Vilniaus parodų centre Litexpo tokiuose renginiuose gali dalyvauti 5000 žmonių. Renginių skaičiumi ir ekspozicijų plotu šis centras yra didžiausias Baltijos šalyse. Didieji viešbučiai paprastai turi puikius konferencijų centrus skirtus 1000–3000 dalyvių. Na, o 100 vietų moderniai įrengtų salių renginiams yra ne tik dideliuose miestuose, bet ir užmiestyje bei kurortuose. Lietuva susitikimams ar konferencijoms gali pasiūlyti ir netradicinės erdves, puošnius senovinius rūmus, dvarą arba pilį, meno galeriją ar teatrą. Gana populiarūs seminarai kurortuose, kur laisvalaikio metu galima pasigėrėti gamta ar pasinaudoti sveikatingumo bei grožio procedūromis. Galite rinktis ir prabangius 5 žvaigždučių ir ekonominės klasės viešbučius. Dauguma jų įsikūrė miesto centre arba netoli jo, tad dalyviai, turėdami laisvo laiko, kaip mat gali atsidurti kultūrinio gyvenimo ir pramogų sūkuryje. Išankstinis viešbučių ar salių rezervavimas gali būti atliekamas internetu. Mobilusis ryšys 100% dengia visą Lietuvą, o bevielių tinklų galima naudotis viešbučiuose, kavinėse bei kitose viešose vietose. Pagal interneto spartą mūsų šalis užima pirmaujančias pozicijas pasaulyje. Svečiuojantis Lietuvoje, nepraleiskite progos paskanauti nacionalinės virtuvės patiekalų – šaltibarščių, cepelinų, bulvinių patiekalų, žvėrienos. O esant laisvai minutei įsigyti lauktuvių, tam puikiai tiks lietuviškas medus, kaimiški varškės ir obuolių sūriai, ekologiškas medus. Šalyje beveik 3000 ūkininkų turi teisę ženklinti savo produkciją ekologiniu ženklu. Vienas iš populiariausių pasirinkimų susitikimams – kaimo turizmo sodybos. Graži gamta, skanus ekologiškas maistas, originalios laisvalaikio pramogos – tai geras užtaisas ir pasidalyti naujienomis ir patirti naujų įspūdžių. Susitikimams organizuoti Lietuva graži bet kuriuo metų laiku.